Surski, kaip jums Kęstučio Masiulio iniciatyva uždėti akcizus visokiems ten Coca-Colams, čipsams, energetiniams gėrimams, ten netgi šitam limonadui varpelis? O tai kur tie akciziniai pinigai nuveis? Pensininkams. Dabar visi pinigai eina pensininkams. Suprantat, artėja rinkimai, o pensininkai kaip ir už dyką, nelabai eis, tai reikia duoti vis tiek kažkokią ar saldainę, kokią nors kietas riešutėlis, ar kokį dujų balioną pridėti prie pensijos. Tai jeigu pinigai eis rinkėjų pirkimui, tai aš už. Bet to, kaip suprantu, jeigu bus uždėti akcizai šitiems čipsams ir limonadams, tai akcizų nedės tada alų ir vyno į klumpę. Ir teisingai, nes tie visi limonadai taigi yra žiauriai kenksminga, košmaras, vienas nuodas. Iš kur kenksmingas? Aš jums papasakosiu baisiausią savo vaikystės etapą. Klausykit dėmesį. Žiūrovas tegul irgi klauso, gal prireiks. Reiškia, geriau aš tos limonadus. Geriau. Rijau tos čipsus, rijau. Per šventės išgerdavo energetinio gėrimo. Ir koks aš, kaip jūs skaitot, buvau tada vaikas. Ir koks jūs tada buvot vaikas? Storas, nervuotas, spoguotas, kompleksuotas, prasmirdęs prakeitais ir mergos per mylę lankų apeidavo mane. O klasiokas Antanas nuo 12 metų ir alų gerdavo, ir vyną Monikutės kaprizą. Bandiuga visiškas ir mergos prie jo lipdavo kaip musės prie išmatos. Tai aš 16 metų mečiau tos visus limonadus ir čipsus, pradėjau gerti alų su duona kepta ir česnaku, ir mergos pradėjo prie manęs lyst ir dingo visi nervai, spogai ir smarvės išsibesdėjo načart. Ir ką jūs tam norėjot pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad visi šitie limonadai ir čipsai yra vaikų fiziologijos ir psichikos žalojimas nuo pat vaikystės. Reikia kaip sykis apmokestinti visus tos limonadus ir čipsus ir kad tie pinigėliai eitų pensininkams. Nes pensininkai yra ir mūsų tėveliai ir senukai, kuriuos mes turim išlaikyti. O tai kokia gėda bus, jeigu juos išlaikys visi tie alaus gerėjai ir klumpelininkai. Žinot, sutinku, nuvarys šitie pensininkai į šalį labiau negu Kubilius. Yra vienas variantas padaryti viską paprasčiau. Pakeisti rinkimų įstatymą. Ta prasme, kad pensininkai neturi teisės balsuoti? Ne, reikia įvesti 13 rinkimų pensiją. Per rinkimų mėnesį, ne? Visi sueis, nes visi norės gauti pensiją. O skirtumo jokio, nes po rinkimų vis tiek ta pensija visiems bus per maža.